Jeigu norime gyvenime nuveikti kažką didelio, mums teks daryti daug mažų žingsnių. Ir kai mes pradedam kažkokius pokyčius, kai norim sukurti kokį projektą, yra visiškai natūralu, kad teks daryti daug mažų žingsnių. Ir pati idėja atrodo nuostabi ir jinai tokia yra, nes kai darai maža apimtimi, na, tiesiog būna mažiau pasipriešinimo, mažiau baimių, netaip spaudžia va tas pokyčio dydis ir tiesiog lengviau judasi pirmin. Ir idėja labai teisinga ir visai paprasta, joje nėra nieko sudėtingo, jokių super pastangų, ilgų valandų skiriamų, specialių pasiruošimų. Tiesiog imi ir darai, nors mažai, bet kiekvieną dieną. Ir taip kartais pavyksta, bet dažniau nepavyksta, nes tie maži žingsniai tiesiog užknisa. Su jumis Ilona Tamošiūnienė, esu projekto Drąsa gyventi autorė, esu coachingo specialistė, padedu moterims pamatyti aiškiai, kas vyksta jų gyvenime, kokios istorijos jas veda, padedu perrašyti tas istorijas, transformuoti jas ir pradėti kurti naujas. Tas, kurios leidžia gyventi taip, kaip norėtųsi. Taigi, grįžtant prie mažų žingsnelių. Kažkada prisimenu, man šita istorija labai pažįstama. Iš tiesų, man maži žingsniai atrodė tokia, labai faina idėja. Ir dabar aš su ja visiškai sutinku, nes patikrinta per patirtis ir aš jos laikausi. Ir viskas labai paprasta, bet, va tarkim, mane sako, jeigu, natūralu, jeigu nori išmokti kalbą, kiekvieną dieną skiri, tarkim, 15 minučių, kalbant apie užsienio kalbą, skiri 15 minučių, ar 10 minučių, ar 5 minutės. Ir tarkim, jeigu tu tai darysi kiekvieną dieną, po metų, tu jau kažką mokėsi daugiau negu prieš metus. Jeigu nori, tarkim, pagerinti savo fizinę formą, darai pratimus ir, tarkim, darai ten 5 įtūpstus ar 5 atsispaudimus ir tai bus daugiau negu nieko. Logiška, kaip ir logiška. Bet pradedi ir meti, pradedi ir meti. Ir prisimenu tokią akimirką, kai tiesiog suprantu, kad aš pradedu metu ir nusprendžiau išsiaiškinti, kas čia vyksta. Kodėl taip sudėtinga daryti tokį paprastą dalyką. Ir paaiškinimų, žinoma, yra šimtai, bet man labai patiko vienos psichologės, aš netyčia jį kažkur internete aptikau. Ir jisai man pasijautė toks labai vietoje ir būtent apie tai, kas man aktualu. Kodėl taip sunku daryti mažus žingsnius reguliariai, net ir tada, kai supranti, kad 10 minučių per dieną virs, maždaug 5 valandom per mėnesį, o 0 minučių taip ir lieka dideliu nuliu. Ir atsakymas iš vienos pusės paprastas, o iš kitos pusės ne visai, bet pamėginsiu jums papasakoti. Tas reiškinys buvo pavadintas skausmo delta. Skausmo delta tai yra skirtumas tarp nepasitenkinimo dėl dabartinės situacijos ir to rezultato, kurį žmogus nori turėti. Tai yra, ir kuo didesnė skausmo delta, tai yra kuo skirtumas tarp šios dienos ir ateities vizijos yra didesnis, kuo stipresnis nepasitenkinimas, tuo didesni reikalavimai greičiui. Jeigu paprašiau,
Kuo didesnis skirtumas, tuo yra didesnis noras gauti rezultatą greičiau. Va tiesiog. Ir kai mes žiūrim į tą idėją, nu, padaryti 20 įtūpstų per dieną arba skirti 5 minutės kalbos mokymuisi, mes ją pradedam matyti, na, sakykime, per tokį iškreiptą veidrodį vidinį, kuris rodo, kad, nu, va, tos 5 minutės ar 20 įtūpstų yra taip toli nuo realybės, kad pradeda jaustis neviltis. Nu, tai yra beviltiška padaryti. Ir nesinori. Nu, vat, tai yra apgailėtini žingsniai. Va tos pastangos jaučiasi kaip visiškai menkos, niekingos, apgailėtinos ir kažkuria prasme, nu kaip žemina mane tai, kaip aš čia, kas aš, kaip aš čia dabar skirsiu 5 minutės. Juk man reikia laisvai kalbėti angliškai, aš noriu gerai atrodyti, o čia kažkokios nesąmonės, smulkmenas kažkokias daryti. Ir todėl labai svarbu daryti daug, greitai. Ir dar aišku būtų faina, kad visa tai būtų vakar įvykę. Na, tiesiog tai yra psichika taip veikia ir, nu, vat su šituo nieko nepadarysi, tol, kol neįsisąmonini ir per savikontrolę, per discipliną nepradedi daryti. Ir čia labai labai svarbu, vat, tiesiog, kad ne, ir vat tame jausme, tos 10 minučių jos jaučiasi, kaip ir sakiau, menkos ir dažnai nesuveikia ir logika. Tu racionaliai supranti, kad 10 minučių, kelios valandos per mėnesį ir tai daug daugiau negu nieko. Ir va šita logika neveikia. Tiesiog įsijungia paradoksalus mechanizmas. Jeigu aš negaliu gauti visko ir iš karto, aš nesižeminsiu ir neužsiimsiu čia kažkokiais niekais, nes, nu, tai žemins mano orumą, ne, ir nieko nedarysiu. Dar plus, prisijungia vidinis kritikas. Tokia psichikos struktūra, kuri labai dažnai mus nedraugiškai kritikuoja, o tiesiog suvaro, ne, į šipulius. Ir tas vidinis kritikas pradeda priekaištauti, kaltinti, urgzti ir sako tau, tu dabar va tokia va visa, tu dabar atsistoji ir bėgi maratoną iš karto. Kokie čia maži žingsniai iš karto padarai. Ir jeigu, tarkim, vidinis kritikas yra išmokęs bendrauti neapykantos kalba, neviltis dar didesnė. Nu, tiesiog skirtumas tarp šios dienos ir ateities arba to norimo rezultato, jisai tiesiog rauna stogą. Ir va šitoj vietoj gali nutikti ir taip, kad mes tada įmamės labai iš karto visko daug. Krūvis didžiulis ir mes kažkurio momentu jo nepavežam ir pasiduodam. Ir dar kartą įsitikinam, kad ne, neveikia taip. Neveikia, aš negaliu. Tu nieko nepadarysi, tau nieko nesigaus, sako tas pats vidinis kritikas. Ir va čia dar vienas paradoksas įsijungia, kad realybėj pasirodo, kad būti va tokios istorijos įkaitu yra paprasčiau ir lengviau negu nusileisti ant žemės. Arba tiksliau nuleisti savo lūkesčių kartelę pokyčių greičiui ir nusižeminti iki mažų žingsnelių. Nes iš tikrųjų, kol yra va tas noras greitai, kad visa tai įvyktų rytoj, kad, nu, jeigu jau darau, tai kad iš karto galėčiau, bet kol nenuleidžiam tos kartelės,
na, vis tik lieka viltis, kad vieną dieną nutiks kažkoks stebuklas ir tu pabusi ir taip, opa, ir kalbi laisvai angliškai. Arba pas tave sikpakas, nors nieko nedarai, bet va tarytum tai nutiks savaime. Ne todėl, kad mes kvaili, su mumis kažkas blogai, nu, tiesiog mechanizmai taip veikia. Ir tai suprasti yra svarbu, kad mes galėtumėm juos sąmoningai pakeisti ir pradėti kontroliuoti. Ane? Ir va tas jausmas, kad vat jeigu aš skirsiu 10 minučių, tai reiškia, kad aš pasiduosiu, pralaimėsiu, ir man teks susitaikyti su tokia nepatinkančia man situacija iki pat gyvenimo pabaigos. Bet realybėje maži žingsneliai veikia. Iš patirties išbandžiau ir disciplinos mokiausi ir savikontrolę auginau, visą tai dariau ir pasidaro. Ir tie maži žingsneliai ne apie jokį menkumą, niekingumą. Ir iš tikrųjų, jeigu tu kiekvieną dieną skiri 15 minučių ar pusvalandį kalbos mokymuisi, jeigu tu kiekvieną dieną skiri pusvalandį, 15 minučių kažkokiam fiziniam aktyvumui, po metų yra rezultatas. Taip, po metų. Ne rytoj, ne po savaitės. Ir tuos metus gali būti velniškai sunku ištverti. Bet tu kiekvieną dieną savo primeni, palauk, viskas yra tvarkoj. Tu davėjai savo žodį ir dabar tu tai darysi. Ir tai labai labai stiprina. Tai stiprina pasitikėjimą savimi, tai stiprina meilę savo, viskas stiprina. Žingsnis po žingsnio, tie maži žingsneliai daro realiai stebuklus. Bet tai pradžioje tai gali būti nemalonus ir kartais net skausmingas procesas. Nes kiekvieną kartą, kai tu darai tą mažą žingsnį, tu prisimeni skirtumą tarp esamos situacijos ir norimos. Bet dažnai kitų šansų nėra. Tiesiog mokaisi sustoti, pastebėti, kas vyksta tavo viduje. Taip, žiūri į skirtumą, suvoki, kaip veikia vidiniai mechanizmai, kaip jie iškraipo tų mažų žingsnių prasmę, tiesiog stapteli, sulėtėjai, primeni savo, kad, šiandien dar ta tokia ryški ir spalvota ateitis nenutiks, bet dėmesį sutelki, atitrauki nuo ateities ir dėmesį sutelki į tą mažą žingsnį, kurį gali padaryti šiandien dėl tos gražios ateities. Ir jeigu tai pratęsti kurį laiką, tai pradžioj galbūt per tokią gali tai jaustis kaip kažkoks prievartos momentas. Bet vėlgi neverta painioti prievartos ir pastangų. Jeigu aš darau tai, kas man naudinga, jeigu aš darau tai, kas plečia mano galimybės, jeigu aš darau tai, kas mane augina, kas augina mano ateitį, tai nėra prievarta, tai yra pastangos. Ir aš dedu tas pastangas vieną dieną, antrą, 20, 40, o gal ir 50 ir pradeda atsipalaiduoti. Ir vis tiek po kurio laiko pradeda rastis tokie pirmieji, tegu visai maži, bet rezultatai tų mažų žingsnelių. Ir tada tas vidinis veidrodis, jisai pradeda lyginti vaizdą. Jisai pradeda rodyti teisingesnį vaizdą ir palengva kažkaip išsilygina tas momentas. Ir tikrai maži žingsniai vieną dieną virsta dideliais dalykais, o kartais ir stebuklais. Tad linkiu
stebuklų jūsų gyvenime.